Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Rytoj bus minima sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena ir apie šios dienos įprasminimą istorijoje, ugdyme bei apie ugdymą apskritai. Kalbame su Vilniaus licėjaus vadovu, pedagogu, istoriku Sauliumi Jurkevičiumi. Pane Jurkevičiau, sveiki gyvi. Sveiki. Šiandien mes jau turime labai nemažai gal ne tik žmonių, bet ir kartų, kurie gyvai sausio 13-osios nematė iš ugdymo proceso, jį stebint. Koks jums susidaro įspūdis, kiek tos jau negyvosios istorijos yra susijusios su sausio 13? Turbūt reikėtų pasakyti, kad prabėgo 33 metai nuo sausio 13 ir užaugo apskritai karta, kuri apskritai nėra mačiusi. Ir turbūt dabar iš laiko perspektyvos mes turime vieną turbūt akivaizdžią tokią patirtį, kad tas tikrasis istorijos pajautimas ar nesupratimas yra tai, kai tu esi pamatęs arba dalyvavęs tuose įvykiuose, autentiškai juos matęs. Tada jie tavo sąmonėje, tavo širdyje, jie emocionaliai veikia kitaip. Ir mokantis istorijos, va dabar užaugusi karta, jie tik tai girdi galima sakyti, kiek per istorijos pamokas, kiek yra paminima kiekvieną sausio 13 dieną. Va šiandien visose mokyklose Lietuvos irgi buvo minima sausio 13, žinoma, kiek jie išgirsta iš tėvų. Tai tas toksai pojūtis istorijos, turbūt, ką mes turbūt akivaizdžiai turime suprasti, yra tas labai ypatingai tikras, kada esi tų įvykių dalyvis, ar ne? O vėliau prabėga laikas ir tai tampa tik tai praeitimi, kurią išgyventi yra pakankamai, išjausti yra pakankamai sudėtingai, reikia labai gero kalbėtojo, kuris gebėtų perteikti galbūt tą pojūtį. Kaip manote, ar esama skirtumų tarp, nemačiusių sausio 13-osios, bet vis dėlto gimusių, sakykime, kokiais 92-aisiais žmonių ir tarp tų, kurie gimė jau, kad ir naujam tūkstantmetį, 2000 kokiais antraisiais metais? Ar ta atmintis tolsta, keičiantis kartoms? Manau, kad tolsta. Tai yra akivaizdus, natūralus ir jeigu mes taip pakankamai objektyviai pasižiūrėtume, ar mes galim prisiminti, pavyzdžiui, buvo nepriklausomybės kovos ar ne, ką mes jaučiame iš to laikotarpio. Tiesiog yra toks istorinis laikmečio ypatybė, kad su metais kažkas tai tolsta, ar ne? Ir tai buvo jau, reikėtų pasakyti, kad tai buvo praeitame tūkstantmetyje įvykis, ar ne? Mes jau gyvenam net kitame tūkstantmetyje ir, praktiškai jis pakankamai jau nutolo ir vis žmonių, kurie vienaip ar kitaip galėtų autentiškai perteikti tą atmosferą, vis jų mažta, taip sakysime. Kaip mokyklose ugdymo procese? Atrodo, sausio 13-osios atmintis, gal net ir apskritai to laikmečio atmintis mūsų nepriklausomybės atkūrimo, kovo 11-osios, sausio 13-osios? Formaliai mes viską turime. Turime istorijos vadovėlius, turime atminimo dienas ir praktiškai turbūt nerasime mokyklos, turbūt šiandien Lietuvoje, kurioje nebuvo pažymėta sausio 13, turbūt visose buvo uždegtos žvakutės ir tokiu būdu tarsi lik ir prisiliesta prie tos praeities, ar ne? Lygiai taip pat kovo 11 ar visos kitos istorinės datos, bet turbūt yra viena tokia pagrindinių problemų, kad mūsų istorijos mokymas yra, toks, galima sakyti, paviršutiniškas ir neprisiliečiantis prie reikalo esmės. Tai va turbūt yra tai, kad turinti ir norinti išjausti istoriją, praktiškai reikia ją mokytis truputėlį rimčiau, skirti dėmesio tam tikriem istoriniam įvykiam daugiau, kad, jinai įeitų būtent tiesioginę tą prasme į tavo sąmonę. Mūsų aš va šiandien, tarp kitko, atėjęs į mokyklą, atsiverčiau istorijos vadovėlį ir pasižiūrėjau, kas dar kartą perskaičiau apie sausio 13, ar ne, kas yra parašyta. Yra puslapukas, kuriame vienaip ar kitaip ten padėlioti tam tikri įvykiai ir tas puslapukas bendrame kontekste labai greitai išnyksta. Tai yra tie laikotarpiai, ar tai būtų kovo 11, yra minimi, bet dar kartą noriu pasakyti, jie giliai nėra įsisąmoninimi dėl praktiškai, mūsų tokio, sakyčiau, paviršutiniško istorijos mokymo mokyklose. O koks jis turėtų būti? Kaip būtų galima atgaivinti tas svarbias datas net ir tolesnėse kartose? Istorijos mokymas turėtų būti konceptualiai kitaip turbūt suvokiamas, nes mes dabar atnaujinam ugdymo programas ir kažką bandėme padaryti, bet drįstu pasakyti, kad tikrai neįprasminame to, ką reikėtų įprasminti, toliau tęsimės ir keliausime paviršinių, kaip sakoma, slysime tam tikrų paviršiumi, o galiausiai
net reikėtų pasakyti, kad istorijos mokymas, aišku, jis turi susitelkti prie tam tikrų atskirų laikotarpio, kuriuos reikėtų nagrinėti giliau. To mes nedarome, mes turime tarsi susiformavę kompleksą, mes norime išmokyti visą istoriją ir bemokydami visą neišmokome, kaip sakoma, realiai nieko, viską prabėgam paviršutiniškai. Tai tas toks brandesnis požiūris į istoriją, jisai nesusiformuoja skaitant nuo pirmykštės bendruomeninės iki šių dienų, ar ne? Ir tada ten sausio 13 ar kažkokio ten svarbios datos, jos kažkur tai pasislėmė tame bendrame kontekste. Mes turime tą rimtą problemą lygiai taip pat ir per lietuvių kalbos. Mes 11-12 klasėje skaitom 36 kūrinius, kurių iš esmės realiai niekas neperskaito, ar ne? Ir tokiu būdu, ką mes suprantame apie kai kurios autorius. Taip pat kaip ir apie istorijos tam tikrus laikotarpius labai paviršutiniškai. O koks nors patriotinis ugdymas, tokia koncepcija reikalinga mokyklose? Aš manau, kad vis tik tikri dalykai ateina natūraliai, aš manyčiau. Ir kai mes praktiškai pradedame perspausti arba vis akcentuoti tam tikrus dalykus, ar ne, jie kartais duoda tą tokį priešingą efektą. Aš manau, kad geras darbas, geras mokymas, ar ne, reiklumas ir, sakysime, ir galų galia pačio mokytojo pozicija yra turbūt lemiamas veiksnys negu pridėtinės valandos ar kažkas tokio, kas tarsi norima būtų dirbtiniu būdu sukelti tam tikrus jausmus. Dažniausiai dirbtinis būdas jaunimo tarpe yra tarsi atmetamas ir jaunoji karta, bent mano kartos laikotarpiu, visą laiką buvo linkusi truputėlį maištauti, ar ne? Ir tas maištavimas mūsų buvo tada prieš sovietinę sistemą, o dabar jaunimas jis truputėlį galbūt kitoks, tas galbūt ne maištavimas yra, bet saviraiškos kontekstas labai įsiskleidė. Tai įvairios saviraiškos, ar ne? Mes buvome nusiteikę šiek tiek maištauti prieš sovietinę sistemą ir labai gerai jautėm, tarp kitko vasario 16 mes visi jautėme, jinai buvo draudžiama, bet mes ją visi jautėme savo, kaip sakoma, širdise ir kartais ant mokyklų užsirašydavo būdo, atsirasdavo užrašas Laisvė Lietuvai, ar ne, visi nustebdavo. Ir nereikėjo nei patriotinio ugdymo ir nereikėjo nieko, ar ne? Tai kažkaip tai tas tikri dalykai ateina tikrame turbūt kontekste. O kaip atrodo dabartinio moksleivio politinė, pilietinė sąmonė? Kas tai per politinis gyvūnas? Aš manyčiau, kad labai platus spektras, kaip minėjau, jeigu anksčiau mes buvome tarsi vienoje srovėje, tokioje galbūt maištautojų srovėje, buvo ten 72 metų laikotarpis, buvo tas jaunimas buvo toks labai autentiškas jaunimas su tokiu lietuviškos raiškos kontekstu, ar ne? O dabar atsirado, kaip ir minėjau, labai didelis spektras įvairios raiškos jaunimo, ne? Jis nėra toks vienalytis. Yra labai daug įvairių, taip sakysime, mokinių su įvairiais požiūriais, su savo įvairiais skaitinimais ir net apčiuopti tą tokią akivaizdžią, tokią kaip ryškesnė linija yra pakankamai net yra sunku. Bet to atėjo naujas laikmetis, naujos technologijos, ten daugelis įkrito į vadinamą internetinę duobę ir toje duobėje tebesikapsto, ar ne, ir sakysime, praranda kai kurie realybės net ir pojūtį. Dar viena yra tendencija, vis tik yra menkas žinojimas aktualijų. Tas labai jaučiasi jaunimo kontekste, ar ne? Vat, pavyzdžiui, gali paklausti, kas vakar vyko, arba čia kas artimiausiu metu vyko. Dažnai būna nustebę, kad susidaro įspūdis, kad jie, būtent iš šitos šalies žmonės yra. Pakalbėkime apskritai tada apie moksleivius ir kokie yra jų pasiekimai. Ministras čia per Kalėdų laikotarpį, kalbant apie matematinės žinias, skaitimo gebėjimus, padarė išvadą, kad bendrame kontekste vidutiniškai atrodo Lietuvos moksleivių rezultatai, žiūrint ir į šitos rodiklius ir į bendrą vaizdą. Kokią mes jaunąją kartą turėsim, su kokiais gebėjimais ir be kokių gebėjimų? Gebėjimai turbūt yra tai, kad Lietuva savo švietimo kontekste labai blaškosi, ar ne? Mes, kaip sakoma, neapčiuopėme, ką mes turėtume daryti, tarsi dabar paskutiniu metu nusprendėme mokyti matematikos,
ar ne, dar prisiminėm, kad turim lietuvių kalbos pamokas, na ir kažkodėl tai fizinis pasirodė, mums ugdymas labai yra svarbus, ne, pridėjom vieną pamoką, tokiu būdu atimdami iš vaikų galimybę mokytis, pavyzdžiui, antrą užsienio kalbą ar kažkur dar kažką prisidėti, arba net kartais ar istorijos nebelieka konteksto. Mes iš vis neįpareigojame, tarsi valstybė nebeturi požiūrio, ar ne, idėjiškai, ko norima iš tos jaunosios kartos. Ir galiausiai tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, ta istorinė atmintis, ne, vis tiek turėtų būti akcentas. Save gerbinti valstybė istorijos discipliną, jinai turėtų, na, saugoti kaip tam tikrą reiškinį ir jisai turėtų būti, nu, įveiklytas tame kontekste. Tai mes dabar šokinėjame tai prie informacinių, tai prie matematikos ir, na, iš tiesų labai keistai atrodo, net šokinėjimo tame kontekste mes nepagauname ugdymo turinio prasmės, taip sakyčiau, kaip tai turėtų vykti ir esame taip, nu, pasiklydę, turbūt, kaip visada, pasiklydę bendrame susivokime. Tai švietimas jau daug metų, kaip sakoma, klaidžioja ir tas klaidžiojimas tęsiasi. Labai gaila, bet taip yra. Bet pavyzdžiui, kalbant apie jūsų vadovaujamą ugdymo įstaigą, licėjų ir matematinį raštingumą, tai tie gebėjimai, Vilniaus moksleivių gebėjimai apskritai beje, 514 taškų, Singapūras 575, bendras EBPO vidurkis 472. Tai ar tas Vilniaus precedentas kažkaip įrodo, kad visgi įmanoma, kokie čia kintamieji apskritai figūruoja? Yra, na kaip sakysime, yra kontingentas, kuris yra motyvuotas, yra linkęs mokytis, yra mokyklos, kurios labiau orientuotos į tą kontekstą. Tai yra, na, sakysime, viską pasiekti galima, na, bet reikalinga tam tikra nuostata, visuotinė nuostata. Pavienės mokyklos ar pavieniai mokiniai, jų geri rezultatai neapsprendžia bendro lygio. Bendras lygis yra tikrai nekoks, taip sakysime. Ir mes nerandame kelių, kaip užtikrinti to bendro lygio gerą kokybinę raišką. Tai atėję, kaip sakoma, iš tos, kaip sakoma, liūdnokos praeities, prisimename, kad tas bendras lygis buvo užtikrinamas kokybiškiau. Ar ne? Tas bendras lygis vis tiek buvo tempiamas, už ausų tempiama, griežčiau tempiama, bet, nu, kad visi būtų, na, bent jau tam tikram vidutinėme lygmenyje. Dabar tai yra daugiau pavieniai atvejai ir dar tie pavieniai atvejai nervina kai kurios politikus, nes norima, kad ir tų pavienių atvejų neliktų, nu, tada bus, žinot, kaip sakoma, viskas daug kartų paprasčiau. Toks socialistinis, ar ne? Taip, tarsi, kaip pasakyti, norima. Na, tai Vilniuje tas labai ryškiai pasireiškia, matoma yra privačių mokyklų konteksto plitime, ne? Nes matome, kad daug atsirado privačių mokyklų, kurios tarsi pradeda užtikrinti tą kitokį, sakysime, mokymosi būdą, ne? O tos, sakysime, savivaldybės mokyklos tarsi lieka toje bendroje, turbūt idėjinėje kryptyje, kuri, turbūt, sakyčiau, iš esmės neįpareigoja rimtai mokytis. Turbūt taip reikėtų pasakyti. Kalbėjot, kad blaškomės nemažai, blaškosi mūsų vyriausybės sprendimų priėmėjai dėl programų, dėl ugdymo krypties ir turbūt turint omeny, kad ir šita reforma netobula kai kuriais aspektais. Kitos vyriausybės vėl lauks klausimas, ką daryti. Ką sakytumėt reikėtų daryti, kad ir kryptis būtų teisinga ir blaškytis per daug nereikėtų? Na, esame, kaip sakoma, iš tiesų pakankamai toli įbridę, ar ne? Ir praktiškai įbridimas jau yra nebe krypties klausime, o mentalo klausime. Tai čia jau yra rimčiau truputėlį. Tam tikrų žmonių savivoka, ne, kaip turi vykti ugdymo procesas, kaip turi būti apskritai, viskas jau yra nebe krypties net klausime, ne, jau yra tiesiog suvokimo, pasaulio suvokimo kontekste, o čia jau yra daug kartų rimčiau. Čia jau, kaip sakoma, indoktrinacijos arba smegenų išplovimo jau yra kontekstas, ar ne? Ir praktiškai tie grįžtamieji atgal procesai darosi pakankamai sudėtingi ir jie šiuo metu yra palaikomi tarsi, kaip minėjau, atskirų tam tikrų mokyklų, ar ne? Ir galų gale ir verslo tam tikros krypties aspektų, kad jie pajaučia, kad yra visuomenės dalis, kuri nori būtent galbūt va, tokios krypties, o ne tos vadinamosios krypties, kurioje esame šiuo metu įbridę. Tai nedrįščiau, kaip sakoma, sakyti, prognozuoti labai stipriai į priekį, bet na, perspektyvos, mano supratimu, yra pakankamai miglotos.
miglotos. Ir mes, tarp kitko, tiesa, reikėtų dar pasakyti, čia dabar vyks didieji pasikeitimai, čia kovo mėnesį visokie tarpiniai egzaminai, čia prasidėjo tokie, kaip sakoma, čia bus labai turbūt įdomių pastebėjimų, visokie bandomieji ir, kaip sakoma, daug visokių perteklinių veiksmų, kurie sukels mokyklose dar daugiau tokio, kaip sakoma, judesio, kuris, dar labiau išjudins tos pagrindus ramius, ant kurių laikosi mokykla. Matėm ir pedagogų judesio šiek tiek protestų. Kaip mokytojo vaidmuo yra suvoktas ir kaip turėtų būti? Mokytojo vaidmuo, matėme to judesio, bet gaila, kad tas judesys buvo nukreiptas tik tai viena kryptimi į atlygį, ar ne? Tarsi nebuvo pozicionuota kiti esminiai dalykai, kurie yra atsidūrę mokykla ir tai labai man, sakysime, tarsi buvo gaila, nes tai buvo tarsi esminis momentas, kada buvo galima išsakyti šiek tiek ir rimtesnių pastebėjimų apie tai, kas vyksta mokykloje. Bet, kaip pasakyti, ta kovinė dvasia arba jos nebuvimas, arba viskas suvedimas į pragmatinį tik tai interesą, tai sudaro tokį, kaip sakoma, bendrą vardiklį, kad ateinanti karta pedagogų darys bet ką, jeigu jiems mokės, ar ne, tai praktiškai nekontempliuoja, ar gyvenimo įgūdžiai reikalingi ar nereikalingi, ne, suteptas sumuštinis ir tu įvalgai, svarbu, kad tau už jį sumokėtų. Tai va tas labai stebina, kad to kontempliavimo ne apie programas, jų pakeitimus, ne, apie tai, kad šiuo metu yra daugelis vaikų mokomi be mokomųjų priemonių, ar ne, kad tos programos ten probleminės ir visa kita, apie tai, tiesa dabar dar pakėlė mokytams atlyginimus šiek tiek, ten 90%, ar ne, ir jie bus pasiruošę ir toliau, kaip sakoma, daryti, būtent tai, kas, kaip sakyti, dėl ko kartais reikėtų tikrai rimtai pamastyti, ar tikrai verta tuos tam tikrus dalykus daryti ir galų gale, išreikšti poziciją tam tikrais klausimais. Tai to gerąją prasme maištingumo, ar ne, to tokio nonkonformizmo, kuris tarsi buvo ryškiau išreikštas tam tikrų metų net sovietinėme kontekste, ar ne, dabar jisai labai nuėjo pragmatiniu keliu. Padarysim viską, bet jeigu dar sumokės, ar ne, tai esam Gerai, pasiruošę. Ačiū labai už pokalbį, laidą Nauja diena. Pratęsime netrukus nuo jaunosios kartos ugdymo aktualių ir problematikos pereisime prie pensijų fondų. Esama siūlymo leisti iš jų pasimti daugiau nei 10 000 eurų. Apie detalesnės sąlygas, apskritai apie tokio pasiūlymo prasme kalbėsime su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pensijų grupės vadove Inga Buškute. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsime laidą Nauja diena, keliaujame prie pensijų fondų. Temos esama iniciatyvos siūlyti galimybę iš antros pakopos pensijų fondų pasimti iki 10 800 eurų. Plačiau apie tai, ką reikštų toks projektas, kalbame su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pensijų grupės vadove Inga Buškute. Pone Buškute, gerą dieną. Labą dieną. Pradėkime apskritai nuo šito siūlymo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausybei. Kas tai yra per projektas, kodėl yra gimusi tokia mintis? Pradėti reikėtų matyti nuo to, kad Seime yra registruotas Seimo nario siūlymas dėl tokios galimybės atsiimti vienkartinę išmoką didesnę dalį pinigų iki 10 800 eurų. Ir dar net ir nesibaigus kaupimui, nesukakus senatvės pensijos amžiaus. Ir pagal Seimo procedūras paprastai Seimas gali paprašyti vyriausybės išvados dėl Seimo narių projektų. Tai šį kartą taip ir nutiko, po pateikimo Seimo nario projektui buvo pateikta ir dabar vyriausybė pateikė išvadą, kad iš esmės jį pritarė Seimo nario siūlymui tobulinti pensijų sistemą, bet vis dėlto siūlo visus sprendimus priiminėti jau po to, kai pasisakys Konstitucinis teismas, nes, kaip žinia, grupė Seimo narių yra kreipusis į Konstitucinį teismą dėl išaiškinimų tam tikrais aspektais, kiek tai susijęs su galiojančia pensijų kaupimo sistema. Kuo svarbus Konstitucinio teismo išaiškinimas būtų? Seimo nariai klausė Konstitucinio teismo nuomonės dėl kelių dalykų. Vienas dalykas yra būtent tai, kas dabar yra įstatyme prievolė gauti tam tikras išmokas susieta su sukauptos sumos dydžiu. Tai yra būtent tai, kas siūlo Seimo narys didinti tą ribą vienkartinės išmokos gavimo iki 10 800 ir leisti pasimti vienu kartu anksčiau.
Tai būtent dėl to klausimo ir tos prievolės sieti išmokos rūšį su sukauptos sumos dydžiu Konstitucinio teismo paklausė Seimo nariai ir taip pat Seimo nariai suabejojo, ar iš tikrųjų yra teisėtai ir atitinka Konstitucijos dvasia tai, kad žmogus pradėjęs kaupti pensijų kaupime, pensijų fonduose, jis turi išlikti kaupimo dalyviu iki pat senatvės amžiaus be galimybės nutraukti pensijų kaupimo sutartį. Tai kadangi kvestionuojami labai svarbus ir, sakyčiau, esminiai pensijų kaupimo sistemos aspektai, prieš darant kažkokius, sakyčiau, smulkesnius pakeitimus, svarbu sulaukti sprendimo dėl konceptualių dalykų. Kalbant apie tos galimus sprendimus, aišku, dar nuo Konstitucinio teismo išaiškinimo nemažai, kaip ir kalbėjot, priklausys, bet ta vyriausybės išvada tokia, kokia ji yra dabar, tas projektas toks, koks dabar galėtų būti, kaip viskas veiktų, kokios būtų sąlygos, aplinkybės, kaip būtų galima pasinaudoti tą galimybę pasimti anksčiau laiko pinigų iš pensijų fondų. Na, Seimo nario siūlymas dar nepriimtas, o vyriausybės išvada, kaip ir sakiau, tik reiškia tai, kad vyriausybė pritarė siekiui tobulinti, bet nepasisakė, kad pritarė tai priemoniai, kokią siūlo Seimo narys. Tai įstatymas yra nepriimtas ir dabar diskutuoti, kaip tai būtų galima padaryti, ir kol kas gerokai per anksti. O kaip tai veiktų valstybė, tokia galimybė, sakykime taip, išsimti dalį tų pinigų iki, dabar minima suma 10 800 eurų, kam tai turėtų efektą, kiek tai sodra ir kaip paveiktų, sakykime taip, valstybės biudžetą, kiek ir kaip pačius fondus? Iš esmės, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jau pernai anonsuodami pagalimus pensijų kaupimo sistemos keitimus, buvo siūliusi ir pati panašią sumą leisti išsiimti, bet ne anksčiau negu pensinis amžius, o su pensiniu amžiumi. Nes turėtume prisiminti svarbų dalyką, kad pensijų kaupimo sistema yra pensijų sistemos dalis. Ir tai, kad valstybė skatindama ir pervesdama kaupiamasias įmokas už dalyvius į jų sąskaitas, jinai neprisideda einamųjų mokesčių mokėtojų pinigais prie einamojo vartojimo, bet tie pinigai yra atidedami į šalį šiek tiek ir kaupiami ateičiai pensijoms. Tai iš esmės pensijų sistemos prasme tai būtų neigiamas poveikis, nes tie žmonės, kurie pasinaudotų galbūt tokią galimybę, jeigu įstatymui pačiam kažkada Seime būtų priimta, tie žmonės tiesiog susimažintų savo būsimas pensijas. Na ir kita vertus turėtume prisiminti, kad einamųjų mokesčių mokėtojų pinigais tiesiog mes leistume žmonėms nusipirkti šaldytuvų ar pasigerinti buitį ar kažkokiam kitom reikmėm netiek svarbu, bet matyt svarbu tai, kad tiesiog tiem, kam tų pinigų reikia, pavyzdžiui, per pensijos bendrą dalį, per šalpos pensijas, per kažkokias socialinės paslaugas, kurios finansuojamos valstybės lėšomis. Tiesiog tiem, kam reikia, tų pinigų negauna dabar. Ar didelio masto tai klausimas, ar daug tokių, sakykime, norinčių atsiimti dalį savo pinigų? Na, matyt, jeigu paklaustume, tai atsirastų nemažai, kiek girdėjome iš viešosios erdvės, kad žmonės norėtų kartais disponuoti tais pinigais anksčiau, negu jie sukanka pensinį amžių. Bet vis dėlto dar kartą priminsiu, kad reikėtų žiūrėti iš tikslo perspektyvos, iš valstybės lėšų panaudojimo tikslingumo. Na ir matyt, jeigu norėtume tiksliai atsakyti, kiek tokių būtų, tai reikėtų daryti apklausas. Tikrai neturim tokios statistikos. O kaip jūsų nuomonė, na, apskritai, šitos sistemos veikia galbūt netgi tam tikros edukacinės priemonės visuomenės atžvilgių. Kiek žmonės apskritai supranta, kam šita antroji pakopa, kaip jinai veikia ir koks jų interesas ilgalaikis tame? Na, kalbant apie žmonės, kiek jie supranta ir ar jie supranta iš tikslo perspektyvos, kam ta sistema reikalinga, iš tikrųjų ne tik Lietuva, bet ir net ir tose senose valstybėse, kurias mes kartais keliam kaip pavyzdį panašių sistemų veikimo, vis dėlto visose visuomenėse yra ta pati problema, kad kartais finansinis raštingumas yra šiek tiek ribotas, apie ką kalbama, bet tai tikrai ne Lietuvos problema ir žmonės dėja neretai žiūri pakankamai iš trumparegiškos perspektyvos, nes jie mato pensijų produktą, tikslinius pinigus pensijai, jie mato labiau, norėtų traktuoti kaip kaupiamą sąskaitą, iš kurios bet kada būtų galima pasiimti. Tai šia prasme iš tikrųjų pasigirsta neretai, kad žmonės norėtų tos laisvės atsiimti pinigus, bet vėlgi grįžtam į tai, kad tai yra pensija, o pensija, kaip žinia, ar socialinio draudimo sistemoje, ar kaupiamosiose sistemose vis dėlto turėtų būti su senatvės pensijos amžium ir iki gyvos galvos. Ką turėtų apie tai žinoti visuomenė? Apie tai, kad valstybė prisideda šiuo atveju antroje pakopoje prie jų kaupimo. Kaip tai veikia? Pabandykim pakartoti visuomeniai, kad savo interesą tame jį suprastų. Na,
Šita sistema prasidėjo kaip pakankamai savanoriška, nors ir be galimybės išsiimti pinigus anksčiau, vis dėlto jau nuo 19 metų veikia automatinio įtraukimo mechanizmas. Tai reiškia, kad valstybė pakviečia žmonės prisijungti prie sistemos, žmonės prisijungia ir neatsisakė per nustatytą terminą, jie tampa pensijų kaupimo dalyviais. Na ir kai jie pradeda kaupti pinigus, nuo jų algos pradedama atskaičiuoti į jų pasirinktą pensijų fondą, pasirinktą bendrovę ir valstybė kiekvieną mėnesį šalia tos įmokos, kurią perveda pats žmogus, skiria 1,5% nuo vidutinio darbo užmokesčio į to žmogaus sąskaitą. Tai yra tais atvejais, kai žmogus, tarkim, yra minimalios algos gavėjas, valstybė prisideda daugiau negu susimoka pats žmogus. Ir viso to ilgalaikio kaupimo tikslas, jis tai turėtų būti orientuotas į visą gyvenimą, tai to kaupimo tikslas yra, kad žmogus šalia savo socialinio draudimo pensijos, su senatvės pensijos amžiumi pradėtų gauti išmoką iš kitos sistemos, kuri papildytų jo gaunamą pensiją iš sodros. Kągi, ačiū labai už pokalbį, laidą Nauja diena, netrukus pratęsime, pakalbėsime apie vakar vykusį Lietuvos diplomatijos vadovą Gabrieliaus Landsbergio pirmąjį susitikimą su naujoju Lenkijos užsienio reikalų ministru Radoslavu Sikorskiu. Bendrausime su signataru Česlavu Okinčicu. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsame laidą Nauja diena. Vakar, ketvirtadienį, Trakuose Lietuvos diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis pirmą kartą susitiko su Lenkijos naujuoju užsienio reikalų ministru Radoslavu Sikorskiu. Apie šį susitikimą, apie tai, kaip Lenkijoje keičiasi valdžios, kalbame su signataru Česlavu Okinčicu. Pone Okinčicai, sveiki gyvi. Sveiki gyvi, mėly žiūrovai ir ponas redaktoriau vis tik tai. Gerai, likim prie šito titulo. Taip. Kalbant apie Lietuvos ir Lenkijos užsienio reikalų ministrų susitikimą, ką galima išskirti kaip svarbius aspektus, ką galima pažymėti iš to pirmo susitikimo? Svarbu išskirti tai, kad ponas Sikorskis atvažiavo į Lietuvą su antru vizitu. Su antru užsienio vizitu. Pirmas vizitas buvo į Kijevą, tai natūralu. Taip. Jis yra pakankamai aktyvus Ukrainos gynėjas ir nori pabrėžti tai kaimininėms valstybėms ir tai, kad jisai atvažiavo į Lietuvą su antru vizitu ir tai pabrėžė vakar susitikime su mūsų užsienio reikalų ministru, kad ir po to dar žurnalistams tai pabrėžė šiandien ryte oro uoste prieš išvyką į Varšuvą, kad tai yra pabrėžtinas dalykas. Tai ir be to, aišku, svarbu, kad jisai patikino, kad ir toliau Lenkijos ir Lietuvos santykiai vystysis labai pozityviai. Strateginė partnerystė turi būti tik tai stiprinama. Klausimai, kuriuos aptarė su mūsų užsienio reikalų ministru Gabrieliu Landsbergiu, jie yra labai svarbus Lietuvai, Lenkijai, visam regionui ir, aš manau, pasauliui. Ta, ką aš jau nekartą pas jūs minėjau, kad Lenkija privalo būti savotiška lyderė vidurio rytų Europoje kartu su Lietuva, ginant Ukrainos klausimus. Ir tai, ką jis pabrėžė susitikime, tai, kad NATO kontekstas turi būti labiau matomas būtent šitame mūsų regione. Kitas dalykas yra santykiai su Jungtinėm Amerikos valstijom. Irgi labai svarbu, kad Amerika suprastų, kad jos klausimai irgi tame tarpe sprendžiami čia, kur vyksta karas. Ir tie pasikeitimai, kurie galimi yra Amerikoje, negali keisti aplamai Amerikos požiūrio į karą Ukrainoje. Kita vertus, svarbu yra stiprinti savo karinės pajėgas ir daryti viską, kad ir Lenkija, ir Lietuva čia veiktų vienu balsu. Tai irgi buvo pabrėžta. Ir be abejo gerai, kad ir tie ekonominiai klausimai besitęsintis, aišku, čia tas Rail Baltica ar Via Baltica, kiek žinau, jums teko
vakar važiuoti į Rygą ir tai, kad mes neturime greitkelio Vilnius, Ryga, Talinas, tai manau, kad čia yra susisiekimo ministrų ir vyriausybių vadovų Baltijos valstybių didžiulis minusas. Ką apčiuopiamo galima, ko apčiuopiamo galbūt galima tikėtis per šią kadenciją iš Lietuvos Lenkijos bendradarbiavimo? Ką tie geri santykiai gali duoti? Mes visų pirma, kad mes tikrai galėsime būti dar daugiau matomi pasauliniai politikoje. Tas yra labai svarbu, nes maža Lietuva, bet įtaka labai didžiulė. Jeigu mes veiksime kartu su Lenkija, o Lenkijos užsienio politika tikrai yra labai pavyzdinga dabar ir ypač jeigu mes kalbame apie santykius, kaimininius santykius, kita vertus, jeigu mes kalbame apie pagalbą Ukrainai. Nes čia dabar yra pagrindinis klausimas. Paprasčiausia dabar mes kartu su Lenkija turim dar labiau pagyvinti šį procesą, Ukrainos gynybos procesą. Kita vertus, mes turime suvienodinti savo požiūrius į sankcijas, kurios bus taikomos Rusijai ir Baltarusijai. Pagyvinti dar labiau santykius su Jungtinės Amerikos valstijoms. Tai čia yra tie dalykai, kurie bus išskirtini šitoj kadencijai, šitam laikotarpį pas 4 metų. Mes irgi šiais metais turim rinkimų maratoną, galima sakyti. Tai irgi bus tam tikrų pasikeitimų, bet aš manau, kad Lenkijos politika tikrai nesikeis. Mūsų irgi gal turbūt, ar mato tokių grėsmių? Aš manau, kad irgi, mano manimu, mūsų užsienio politika yra pakankamai stabili ir kažkokių tenai specialių revoliucijų aš tikrai nenumatau. Mes turime labai profesionalų štabą, jeigu taip galima sakyti, mūsų diplomatų užsienio reikalų ministerijoje ir ta užsienio politika yra pakankamai pasverta ir pagrindiniai dalykai tikrai yra išgryninti ir aš manau, kad tas dalykas tikrai nesikeis. Kalbant apie Ukrainos kelią į Europos Sąjungą, kokius klausimus čia su Lenkija reikia išspręsti, kiek Lenkija svarbi ir ko gali padėti? Lenkija, aišku, Lenkija yra įtakinga valstybė Briuselį. Dabar, kai ponas Tuskas, Lenkijos premjeras, buvęs Europos tarybos vadovas 2 kadencijas, tai to labiau Lenkijos įtaka bus didesnė. Ir aš manau, kad Lenkija darys viską, kad Ukraina ko skubiau taptų Europos Sąjungos narė. Čia yra be jokių abejonių. Kita vertus, aišku, yra pakankamai daug ir sudėtingų klausimų tarp Lenkijos ir Ukrainos, ypač ekonominių klausimų, žemės ūkio klausimai, logistikos klausimai. Tai tas procesas nebus lengvas, bet svarbiausia yra, kad reikia šitos klausimus visus spręsti. Ir spręsti ne protestais, kaip buvo anksčiau, ne sienų uždarimų, kai reikėjo stovėti po 10 dienų, kad pravažiuoti automobiliams ir krovininiams automobiliams. Tai šitos klausimus dabartinė Lenkijos vyriausybė sprendžia ir žada spręsti tik tai pozityvių būdų Ukrainai. Visų pirma, jie supranta, kad Ukraina veda karą su Rusija ir be kitų ekonominių tenai kontekstų. Visų pirma, reikia žiūrėti tai, kaip padėti Ukrainai. Čia mes galime jau teikti, kad bent jau veikimo būdai šitos vyriausybės ir buvusios vyriausybės užsienio politikoje, kalbant, kad ir apie Ukrainos klausimus, skiriasi. Aš manau, kad tikrai tie būdai skiriasi. Yra daugiau palankumo Ukrainai, nors to palankumo Ukrainai ir buvusiai vyriausybei buvo pakankamai daug. Sunkumai prasidėjo rinkiminės kampanijos metu, kai ten buvo problema su
grūdų vežimo per Lenkiją į vakarų valstybės ir į Afriką. Tai tuomet tenai buvo tam tikros net situacijos, kai tie grūdai likdavo Lenkijoje ir buvo pardavinėjami žemesnė kaina negu lenkiški grūdai. Ir tuomet buvo priimami vienasmeniniai tokie sprendimai Lenkijoje, kad uždrausti vežti tos grūdus. Tai čia tokius klausimus šiandien reikia spręsti Briuselį, reikia ieškoti išeičių, reikia padėti Ukrainai, bet kokiu atveju, aišku, reikia mums ginti ir savo rinką. Tai čia ir natūralus procesas, bet mes negalim uždaryti Ukrainos. Mes turime atidaryti visus vartus, kad jie galėtų ir savo ekonomiką savotiškai gelbėti ir iš kitos pusės kovoti su Rusijos agresorium. Prezidento darbotvarkė Lenkijoje, kaip jinai dabar atrodo, kokia tos figūros gali būti reikšmė ir tuo pat metu santykis su dauguma? Reikšmė yra pakankamai didelė, kadangi jisai išlieka prezidentu dar 1,5 metų, jisai bus ir jis gali vetuoti bet kokį įstatymą ir nesenai jisai vetavo biudžeto įstatymą, lydinti įstatymą. Ir tai turėjo pakankamai tokių neigiamų pasiekmių susietų su valstybinio Lenkijos radijo ir televizijos funkcionavimu. Tai kita vertus dabar aišku yra ginčas dėl malonės suteikimo buvusiems Lenkijos vidaus reikalų ministrui ir vidaus reikalų ministerijos pavaduotojui. Tai pagaliau dabar vėl prezidentas pasakė, kad jisai pasiruošė suteikti jiems malonę, bet perkelė tą klausimą Lenkijos generaliniam prokurorui ir teismams. Aš manau, kad čia vėl yra žaidimas. Jisai galėjo vienu savo parašu paleisti šitos asmenys į laisvę jau vakar, bet jisai perkelė tą naštą generaliniam prokurorui ir teismams. Aš manau, kad tas procesas bus ilgesnis, kadangi vėl reikia pasižiūrėti, už ką buvo nuteisti tie žmonės. Jie buvo nuteisti už tai, kad fabrikavo nusikaltimus, kad jie norėjo tiesiog pasodinti į kalėjimą Lenkijos vicepremjerą, buvusi žemės ūkio ministrą, dabar dėja jis nėra jo gyvųjų tarpe poną Leperį. Ir tie veiksmai yra pakankamai toksai sudėtingas nusikaltimas. Ir dabar laisvai paleisti juos, aišku, kai po pirmos instancijos teismo nuosprendžio ponas Andžej Duda prieš 8 metus jis suteikė jiems malonę. Bet pagal Lenkijos įstatymus ir teisininkų ekspertų, žymiausių teisininkų Lenkijoje nuomonė yra, kad galima suteikti malonę tik tada, kai jau yra galutinis nuosprendis ir kai tikrai yra teismo nuosprendis, kad žmogus yra kaltas. Šitas procesas buvo atliktas kitaip, bet dabar prezidentas vėl pradėjo malonės suteikimo procesą. Kiek tai truks, tai čia jau klausimas. Tai iš principo prezidento darbotvarkė yra daugiau yra susieta su tais vidiniais klausimais. Aišku, malonu, kad prieš kelias dienas prezidentas Duda susitiko su Baltarusijos bendruomenė Lenkijoje ir ponė Cichanovskaja dalyvavo šitame susitikime, tai nežiūrint į tus vidinius klausimus, jis atranda laiko dar ir bendrauti su kaimininėm valstybėm. Kaip gali Lenkija paveikti? Kiek jie gali kainuoti tos vidaus politikos rėtinos, gal ir įtampos visuomenė, nes matėm protestų Amerikoje, dabar kalbam, kad rimta situacija dėl tokių dalykų. Kiek jinai gali tapti rimta Lenkijai? Tas valdžios perdavimas vyksta pakankamai skaudžiai. Ir yra kažkiek tapatumo su tai, kas vyko Amerikoje po to, kai Trumpas pralaimėjo. Dabar jau dabartinė opozicija stengiasi pristatyti Lenkiją kaip valstybę, kuri gniaužia
žmogaus teises, kuri neleidžia demokratiniai žiniasklaidai funkcionuoti, bet reikia suprasti ir tai, kad praeitoj valdančioje koalicijoje buvo labai lengva. Jie tiesiog uzurpavo visuomeninį radiją ir televiziją ir aiškino, kad kadangi jie laimėjo rinkimus, tai tas viskas priklauso jiems, nors visi mokesčių mokėtojai sumoka už visuomeninės žiniasklaidos funkcionavimą. Aišku, tai nebus gerai. Kita vertus, ponas Duda pasiruošęs yra aplamai vetuoti bet kokį įstatymą. Tai daryti reformas, tvarkyti valstybę pagal normalias taisyklės, pasaulinės taisyklės, demokratinės taisyklės nebus lengva, kadangi ponas Duda pareiškė, kad jo aplinka, kad prezidentas tiesiog užims tokią poziciją. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū. Gero savaitgalio ir Jums, ir žiūrovam. Ačiū, kad žiūrėjote ir likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.